Labadiena, gerbiami visaginiečiai. Kalbant apie savaitę, tokius pagrindinius momentus pasakysiu, kad vėl buvom susitikę su Via Lietuva atstovais, vėl kalbamės, vėl kontroliuojam, kaip yra įsipareigojimai vykdomi ir žiūrim, kad jeigu buvo pasakyta informacija, kad padarysim tą ir tada, tai ir tikrai stengsimės ir reikalaujame, kad tai būtų įgyvendinta. Taigi vėl buvo susitikimas, vėl buvo kalba apie tai, kad jau turėtų tvarkyti kelią nuo Energetikų gatvės žiedo iki link pramonės zonos. Ir aišku, vėl tas pats klausimas, kurį aš vis keliu, kad jį reikėtų visą tą kelią tvarkyti, o ne tik tai dalį. Tačiau čia dar vis dėrybos dėl įvažiavimo iš Zarasų Ignalinos pusės, tai irgi stebime ir norime, kad kuo greičiau būtų pradėtas tas duobių remontas, nes kitaip ir nebuvo žadėta, tačiau ir buvo žadėta, kad prasidės projektavimo darbai, kadangi šitam keliui reikia kapitalinio remonto, taigi buvo kalbėta apie tai, kad 27 metais projektavimas būtų pradėtas. Mano galva, mes tikrai galėtų jau jie pradėti ir 26 metų bėgyje projektuoti, nes ir finansus taip galima sutvarkyti, kad 26 metais būtų nupirktas projektavimas, o mokėjimas už 27 ir tokiu būdu sutaupytumėm laiko. Taigi tos darybos vyksta, bet noriu pasakyti vieną, kad tikrai užsispyrę darome viską, kad tie keliai būtų tvarkomi ir kad tai nesibaigtų tik tai žodžiais, o vis dėlto pasibaigtų atliktais darbais. Taip pat ir gražios, labai gražios šventės vyko ir šeimos diena, ir atgimimo gimnazijoje sveikinau geriausius iš geriausių, ir kada matai tuos jaunus žmonės, kurie pasiekia tokių gražių rezultatų, tikrai tiki, kad mūsų visuomenė, mūsų miestas turi labai gražią ateitį. Didžiuojuosi už juos. Na, o dabar atsakysiu tuos klausimus, kuriuos gavau. Užsakant transportą neįgaliesiems sakoma, kad tai nemokama, bet galima paaukoti labdarai. Kas čia per labdara? Jeigu nemokama, tai vadinasi nemokama. Jeigu savo norų kažką norite labdaros būdu ten paaukoti, tai čia jūsų visiškai reikalas, bet niekas prašyti, reikalauti negali, nes tą paslaugą savivaldybė apmoka, o žmogui, kuris naudojasi tą paslaugą, kuriam privalo tą paslaugą, yra nemokama. Ar jei vandalai pirmame aukšte esantį balkoną nudažė juodai, kas mokės už remontą? Na, pirmiausia, noriu pasakyti, kad reikėtų kreiptis į policiją dėl tokio vandalizmo akto, kad tai būtų surašytas protokolas, būtų užfiksuotas šitas įvykis. O dėl apmokėjimo gaila, bet jei nebus nustatytas kaltininkas, tai šita siena ar šitas fasado dalis priklauso bendrai nuosavybė visam namui ir namo gyventojai turėtų kreiptis į namo administratorių ir išspręsti klausimą, kaip pašalinti šitą ištepliojimą. Ar bus remontuojami keliai kiemuose? Atsakymas paprastas, taip, tikrai bus ir bus net 3 kiemai vėl pradėti rimtai tvarkyti, tai yra su keičiama danga, apie juos paprašysiu informuoti dar kartą savivaldybės administracijos, kad tinklalapyje matytumėt, kurie kiemai bus šiemet pradėti tvarkyti, kitigi kiemai bus remontuojami, duobės lyginamos ir taip toliau, tai tikrai kiemai bus tvarkomi. Ar bus remontuojama sporto centro bokso salė? Jeigu kalbam apie Kosmoso 28 bokso salę, tai šiais metais lėšų remontui neskyrėme, kadangi šiais metais pabaigiam
remontą visos akrobatikos salės, kuri bus visiškai atnaujinta. Ir palaipsniui planuosime ir kitus objektus, tikiuosi, pačiu artimiausiu metu. Ir šita salė bus taip pat suremontuota taip, kaip priklauso. Kada bus paskelbtas Loko Visagino parko patalpų nuomos konkursas? Čia tikrai siekiame to ir galvoju, kad teisinga būtų, jeigu užsiimtų ta veikla, būtent tam gyvendinimo veikla komercinė bendrovė, o tam, kad paskelbti, tai neužtenka tik tai paskelbti konkursą. Reikia sutvarkyti dar žemės sklypus šalia tų pastatų, kuriuos žadame nuomoti, kadangi ne visus pastatus žadame nuomoti. Turime vieną iš tikrai didelių miesto projektų, tai yra energetikos centras su branduolinės energetikos paaiškinimu ir vizualizacija. Turiu omeny, tai bus pastate, kuris yra administracinis. Tai to pastato mes nenorime nuomoti, kadangi kreipėmės į Europos komisiją dėl finansavimo šito projekto. Kitusgi pastatus, kurie yra gyvenamosios paskirties, tuos norime nuomoti. Tam reikia atskirti sklypus, suformuoti juos ir tik tai tada galėsime pradėti nuomos konkursą. Taigi šitas procesas jau vyksta sklypų formavimo, kaip jis tik pasibaigs, taip ir paskelbsime konkursą. Kodėl savivaldybė nesidera dėl nebaigtos statybos prie Norfos Taikos gatvėje? Tai būtų galimybė sutvarkyti ir šį miesto kampelį. Tikrai malonu, kada klausimas taip užduodamas, kad sutvarkyti ir šį, nes jau sutvarkėm tikrai daug ir tvarkome tuos nebaigtos statybos statinius. Ir pamenat ir festivalio gatvėje, ir statybininkų gatvėje, ir dabar esame jau nupirkę apleistą statinį Sedulinos 13. Taip pat noriu informuoti, kad ir Sedulinos 13 jau pasirašėme sutartį dėl jo nugriovimo. Ir tikiuosi, kad dar šiais metais šitas pastatas bus nugriautas. Vietoj jo planuojame naują pastatą, kuris bus ir viešosios paskirties, ir daugiabutis. Taigi toje vietoje turėtų atsirasti ir dar ir aikštė didesnė, taigi bus aikštė ir viešoji paskirtis, gal ir komercinės paskirties patalpų atsiras, bei savivaldybės būstai, kurie tikrai yra labai reikalingi, jau labai reikalingi mieste, jų trūksta. O dėl pačios Taikos, to pastato, viskas palaipsniui. Negalima daryti visko ir iš karto. Taigi, jeigu taip ir toliau niekas neinvestuos, nieko nedarys, galvosime. Kodėl vietos valdžia skiria milijonus individualių namų kvartalo atnaujinimui? Ar neturėtų to daryti privatūs savininkai? Tai pirmiausia noriu pasakyti, kad savivaldybė skiria lėšas miesto infrastruktūrai. Ir nesvarbu, kuris kvartalas, pirmasis, antrasis, trečiasis rajonas ar individualių namų kvartalas, tai yra miesto infrastruktūra. Todėl ir mes privalome tą daryti pagal įstatymą ir tą darysime. Taigi turime nutiesti kelius, turime pakloti inžinierinės komunikacijas, taip kaip šilumą, vandenį, kanalizaciją. Todėl tai privalu daryti ir taip pat kiekvienas, manau, žino, kad nusipirkęs netgi savo nuosavą butą už kelius nemokėjo. Ir už atvestą vandenį, komunikacijas ar kanalizaciją taip pat nemokėjo už jų statybą. Taigi čia lygiai tas pats. Bet savivaldybė į privatų sklypą tikrai neinvestuoja nieko ir neinvestuos. Taip kad priklauso tą daryti, tą ir darysime. Ar galima skirti žemės sklypą gyvūnų kapinėms?
Ne tik, kad galime, bet ir esu žadėjęs ir tas procesas vyksta. Ir šiuo metu šalia mūsų miesto kapinių yra planuojamas sklypas tarp kapinių ir valstybinio kelio. Taigi iš valstybinio kelio savininko jau gautas sutikimas, procesas vyksta ir manau, kad artimiausiu metu jau bus galima pasakyti, kad toje vietoje galima laidoti ir mūsų mažuosius draugus. Nauji ir seni miesto suolai po žiemos lupasi. Ar planuojama juos nudažyti? Tikrai taip, bet ne tik nudažyti, yra kur reikia tiesiog nudažyti. Yra tų suolų, kurie parodė, kad jie nebereikalingi iš vis, tai jie bus tiesiog paimti. Yra tų suolų, kurie bus visiškai atnaujinti, taip kad suplanuota tikrai labai daug tos infrastruktūros ir šiais metais tai bus atlikta. Kada bus pradėtas Kosmoso gatvėje šaligatvių remontas? Na, galvoju taip, kad siekiant racionaliai naudoti mūsų lėšas, tikrai šitiem šaligatviams reikia investuoti Kosmoso gatvėje labai minimaliai, tai yra vos kosmetinį remontą, todėl kad jau baigiamas projektuoti projektas visos Kosmoso gatvės rekonstrukcijos ir į tą projekto apimtį įeina ir šaligatviai. Šiuo metu projektas yra jau atliktas, tačiau dar reikia padaryti ekspertizę šito projekto. Ekspertizės išvadas gavus, teigiamas išvadas gavus, bus paskelbtas konkursas dėl rangos darbų ir prasidės patys darbai. Ir jų metu bus ne tik gatvė pilnai rekonstruota, bet ir pakloti nauji šaligatviai. Todėl šiais metais į šios senus šaligatvius reikia investuoti labai nedaug, tik tam, kad būtų patogu vaikščioti, bet ne tam, kad juos pakeisti, atnaujinti pilnai. Taigi, atsakiau į tuos klausimus, kuriuos šią savaitę gavau. Ačiū už juos, tikrai malonu, kada žmonės klausinėja, kada žmonėms įdomu miesto gyvenimas. Todėl tikiuosi, tų klausimų bus ir ateityje. Na, o priekyje matau pagal prognozes tikrai gerą savaitgalio orą. Tikiuosi, kad galėsite rasti laiko savo šeimai, pabūti kartu, pailsėti ir viskas bus gerai.